You prefer better with scrolls or with this? Or with this? With this. Okay. Iš esmės, tai praeitais metais buvau konkurentas šitam automobiliui, o šiais jau esu ekipos narys. Automobilis taipogi yra irgi naujas, ne tas pats, kuris buvo praeitais metais. Jisai galbūt šiek tiek silpnesnis, bet pakankamai greitas. Na, o kadangi jau įsigijo lietuvių kompanija Elgirdai šitą automobilį, tai jį iš tiesų prie jo padirbėjo nemažai, surinko, padarė, ištestavo, tai manau, kad jisai turėtų tikrai laikyti ir važiuoti iki finišo. Tai beliko visiems išlaikyti šaltą protą ir vairuoti vienodų tempų. Visą laiką yra sprendimas, bet kokioje situacijoje yra sprendimas. Logiškas ir viskas. Tai yra 12 metų tobulinta mašina. O pačiam kėbului kiek metų yra jau? Šitas kėbulas yra 83, jeigu aš neklystu, prieš 4 metus pilnai buvo pervirintas, perrestauruotas, viskas naujai buvo perdaryta. Bet principė, kad kėbulas ir senas, tai jūs kaip savo klasėje yra vis dar konkurencingas? Nu, klasėje tikrai planuojam likti ant podiumo, o geriausias pasiekimas buvo prieš 2 metus, 7 absoliučioj 3 litrų klasėje pirmi. O jūsų klasėje kokie konkurentai esminiai didžiausi? Alfa, aišku, labai stiprus konkurentas. Daugiau kaip Rotoma, kaip visada. Alfa, Rotoma ir mes. Nes labai bus nepavykti. Dar. Taip, čia yra įmontuota turbina, anksčiau tai buvo 1.6 klasės variklis, tačiau kadangi tai yra tas pats paprastas Lados Žigulio blokas, viršus buvo šiek tiek daugiau negu 160 arklių, o norėjusi daugiau, tai buvo įmontuota turbina prie Žigulio variklio ir patikimumas pernai šiek tiek pavedė, tačiau šiemet buvo taisytos visos klaidelės, visi vaikiškos lygos, nes kaip žinia, naujas produktas, reikia dar jį išbandyti ir išsižiūrėti. Tai kiek arklių turi šitas Žigulys? Buvo norėta apie 300, bet planuojama, kad turėtų būti daugiau negu 250. Praėjusiais metais buvo daugiau negu 200.